Pchenjanas, Šiaurės Korėja, dar kitaip vadinama Korėjos liaudies demokratinė respublika. Kai filmas Nereikalingi žmonės buvo pakviestas į 11-ąjį tarptautinį Pchenjano kino festivalį, su režisieriumi Mariu Martinsonu mes supratom, kad tai ko gero vienintelė proga ir galimybė aplankyti šią paslaptingą, niekam nepažįstamą šalį – Šiaurės Korėją. Tik atvykęs čia pasijunti, tarytum būtum Tarybų sąjungoje kokiais 1950-60 metais. Čia tarytum laikas sustojęs, žmonės apsirengę juodai baltai, jokių reklamų gatvėse, tačiau nestinga partinių lozungų, agitacinių plakatų, milžiniškų paminklų, obeliskų ir be jokios abejonės didžiųjų Šiaurės Korėjos lyderių Kim Ir Seno ir Kim Chen Iro paveikslų kabančių praktiškai bet kurioje pusėje, į kurią pasisuktum. Pirmiausia, kas krenta akis, tai, kad gatvėse nėra daug automobilių, tačiau, kaip matote, reguliuotojas dirba praktiškai ant kiekvienos sankryžos ir reguliuoja tų 3 ar 4 automobilių eismą, kuris toje sankryžoje vyksta. Visos eismo reguliuotojos atrodo pačios gražiausios Korėjos merginos parinktos tam darbui. Jos turi specialius judesius ir tarytum šoka kažkokį tai šokį, mojuodamas lazdele sankryžos vidury. Štai mes kertame upę ir tuoj atsidursime Jangakto saloje, kurioje stovi tas didžiulis 47 aukštų viešbutis, kuriame mes ir apsistojame. Turbūt ne veltui visi užsieniečiai apgyvendinami šiame viešbutyje, nes tokiu būdu turbūt lengviausia sužiūrėti, kad jie neišsprūstų į miestą, nepastebėti ir nepamatytų to, ko nereikia. Aš ką tik atvykau į Pchenjaną, Šiaurės Korėją, ir čia yra pirmasis reportažas iš viešbučių. Pradėsim nuo vonios, kuri krenta iškart į akis atėjus, tai yra gražiom baltom plytelėm išklota vonia. Yra muilas, yra kepuraitė maudymosi, yra dantų šepetukas netgi, ir netgi tai yra 2 žmonėm. Yra viskas, ko reikia. Čia yra 4 žvaigždučių viešbutis, yra džiovintuvas plaukams, yra rankšluosčiai, įrodymas, kad švaru. Kvapas toksai lengvai, tokio lengvo, kažkokio priplėkusio tokio pelėsio kvapas, bet tas negąsdina, lovas nedidelės atskiros. Ir aš esu 25 aukšte, dar neišsiaiškinau, kaip atsidaro langas. Jis atsidaro, turbūt į lauką aš... Absoliučiai nesaugu, ta prasme, kad aš esu 25 aukšte, paprastai pasaulyje visada būna taip, kad neatsidaro šitaip langas, bet čia norint iššokti yra visiškai paprasta tai padaryti. Čia matosi Pchenjano vaizdas, galbūt pasigrožėkime juo. Kol kas tiek. Viskas atrodo pakankamai skurdžiai, kol važiavom nuo aerouosto atrodė, iš tikrųjų skurdžiai atrodė ir tai pakankamai liūdnai, bet, nežinau, šį vakarą mūsų laukia apsilankymas stadione, kur bus rodoma masinė gimnastika. Manau, kad tai bus įdomu. Masinė gimnastika yra, ko gero, vienas didžiausių spektaklių pasaulyje. Pernai Gineso rekordų knygoje buvo užregistruotas kaip didžiausia dalyvių skaičių turintis renginys. Šitoj masinėje gimnastikoje dalyvauja 100 000 žmonių. Tai yra, toks labai sunkiai suvokiamas skaičius, tačiau būtent tiek dalyvių tame pasirodyme mes ir matėme. Priešingoje stadiono pusėje matome gyvą žmonių ekraną, kuriame įvairių spalvotų skydelių pagalba yra rodomi vaizdai. Jame sėdi 20 000 žmonių. Tai yra didžiausias gyvas ekranas pasaulyje. Jo aukštis yra maždaug 40 metrų, o plotis apie 200 metrų. Kol mes laukiame pasirodymo pradžios, į areną be perstojo ėjo minios dalyvių, minios sportininkų, vaikų, vyresnių žmonių, kurie dalyvavo visose choreografinėse kompozicijose. Gyvas žmonių ekranas. Masinė gimnastika vyksta 2-3 kartus savaitėje vasaros sezono metu. Dabar mes matome, kaip likus šiek tiek daugiau nei pusvalandžių iki spektaklio pradžios ekrane dirbantys žmonės, mes juos pavadinom pikseliais, daro
apšilimą. Kažkas paduoda jiems tam tikrus ženklus ir pagal sutartį signalą jie pakeičia tos spalvotus skydelius ir išgauna įvairiausius piešinius, kaip kad jūs matote. Iš tiesų šitas didžiausias pasaulyje šou yra labai ryškus kontrastas tam gyvenimui, kuris yra už šito stadiono sienų. Štai matote žmonių galvas, žmonės pikseliai. Į stadioną mus vežė autobusais, tamsiomis, neapšviestomis Pchenjano gatvėmis, kuriomis važiavo troleibusai, kuriuose nedegė šviesa. Tai yra žmonės stovėjo troleibusuose susigrūdę visiškoje tamsoje. Ir žiūrint šitą šou, kuriame tiek daug spalvų, tiek daug prožektorių, kuriame yra 3D grafika kažkokia paišoma lazeriais tiesiog ore, kuriame, tiesiog visos spalvos ir atrodo visa miesto elektra surinkta tik tam, kad vyktų šitas spektaklis, kai tuo tarpu likusi dalis visos šalies, ko gero, skendi tamsoje, visiškoje tamsoje. Šiaurės Korėja yra viena labiausiai izoliuotų valstybių pasaulyje. Čia vietiniams gyventojams neleidžiama turėti jokių kontaktų su užsieniečiais. Kiekvienas atvažiavęs užsienietis gauna gidą, kuris jį lydi visur, dirba taip pat kaip vertėjas, bet tuo pačiu, pasako, kad štai čia eit negalima, arba čia jūs turite palikti fotoaparatą, čia fotografuoti negalima, čia galima. Štai, čia galit matyti, kaip kuriami vaizdai didžiuliame gyvajame ekrane. Ir jeigu atmestume idėjinį spektaklio turinį, kuris pasakoja apie pergalingas Šiaurės Korėjos kovas prieš imperializmą, svajonės apie gražią socialistinę, komunistinę ateitį, jeigu atmestumėm visą tai, tai pats atlikimas visos šitos masinės gimnastikos, jis yra pritrenkiantis. Tai yra neįtikėtinas sinchroniškumas visų atlikėjų. Tai yra neįtikėtina tvarka, darna. Štai matote žmogų, kurį išmeta 40 metrų į aukštį guminėmis virvėmis. Apskritai šitas spektaklis palieka labai stiprų įspūdį, kurį sustiprina dar ir tai, kad jį įmanoma pamatyti tik tai Šiaurės Korėjoje, tik tai šitoj šaly. Kitą dieną televizija rodė nedidelį reportažą apie įvykus įvykį. Čia matote, dešiniajam kampe 2 Lietuvos atstovai taip pat pakliuvo į kadrą. Kadangi Šiaurės Korėjos svečiams neleidžiama laisvai rinktis tų vietų, kurias jie norėtų aplankyti, tai kiekvienas svečias dalyvauja tam tikroje tokioj privalomoj turistiniai programai. Vienas iš punktų yra Pchenjano kino studija. Atidavę pagarbą didžiojo vado paminklui, esame pakviečiami į Korėjos kino istorijos muziejų. Ką tik ekskursijos gidė mums parodė didžiulį sąrašą kabantį ant sienos, kada, kokiomis datomis didysis vadas Kim Chen Iras buvo apsilankęs jų kino studiją. Sakoma, kad vadas labai yra didelis kino gerbėjas ir, praktiškai, jeigu mes dabar atidžiau pažiūrėsime į visas nuotraukas kabančias ant sienų, jisai tiesiogiai įtakojo visą kino istorijos raidą Šiaurės Korėjoje ir praktiškai net yra parašęs vadovėlį, kaip kurti filmus, dalyvavo režisūroje filmų, statyme, scenarijų rašyme, muzikos sukūrime ir taip toliau. Tai yra, visiškas totalus toks asmenybės kultas ir, vaikštant po kino istorijos muziejų susidaro įspūdis, kad tai yra vieno žmogaus gyvenimo istorijos muziejus. Vėliau visi ekskursijos dalyviai pakviečiami apžiūrėti filmavimo aikšteles, tai yra lauke pastatyti namai, tikri namai. Ir gidas aiškina, kad jų privalumas yra tame, kad fanierinės dekoracijos pučiant vėjui juda, o štai šie namai suresti pagal didžiojo vado patarimus, jie amžinai tinka filmų filmavimui. Toliau esame vedžiojami po praktiškai ištisą rajoną ar kvartalą namų pastatytų filmų filmavimui. Ir štai vienoje vietoje vyksta filmavimas, kuris
tiesą sakant, mums sukėlė šiek tiek įtarimų, nes tai buvo labiau panašu į filmavimo imitavimą, negu kad į tikrą filmavimą. Buvo šiek tiek naivu turbūt kino kūrėjams rodyti, kaip kūriamas filmas, nes jeigu esi buvęs tikroje filmavimo aikštelėje, tai tikrai atskirsi grūdus nuo pelų. Ir visas šitas bandymas pavaizduoti kažkokią tai teigiamą tokią paradinę pusę, kuo toliau, tuo atrodė vis liūdniau ir liūdniau, todėl kad būnant ten toje kino studijoje niekaip nepaliko jausmas, jog filmai čia jau seniai nebefilmuojami. Štai kino studijos direktorius parodė man, kad jį pasitraukčiau iš kadro. Čia dar kita filmavimo aikštelė, kur buvo visiškai nesuprantama, kas vyksta. Aktorė, vaidinanti partizanę, stovėjo praktiškai nejudėdama, o režisierius kažką įnirtingai jai rodė rankomis. Nors finale taip nieko ir neįvyko. Naktį pro savo viešbučio langą galėjau matyti tik tai šitą didžiulį, maždaug 30 aukštų pastato dydžio ryškiai apšviestą obeliską. Šiaip mieste dega labai blyškios lemputės, kurių mano kamera čia neužfiksavo, nes neužteko tiesiog šviesos intensyvumo. Sekančią dieną pagal planą buvo išvyka į gamtą. Tai yra, mes važiavom maždaug 200 km nuo Pchenjano į šiaurę, į kalnus ir juose esančią tautų draugystės parodą. Po parodos įvyko piknikas gamtoje. Visi ieško raštelio po akmeniu, kurį aš irgi radau. Visiems dalyviams buvo pasiūlyta dalyvauti kažkokiuose tai vaikiškose estafetėse ir žaidimuose. Po kiekvienos rungties festivalio žiuri apdovanodavo visus dalyvaujančius pigiais prizeliais, vazelėmis. Aš, tarkim, gavau kažkokią karvutę padarytą iš plasmasės ir aplietą fosforiniais dažais. O čia matome, kaip Marius Martinsons irgi buvo įpainiotas į tą keistą kažkokį tai rungtį, kur reikėjo užrišus akis paišyti žmogeliuką ir, už kurį jisai gavo paskui irgi kažkokį tai prizą. Azijoje tokie dalykai nestebina, todėl kad žmonės ten gyvenantis, jie šiek tiek yra tokie vaikiški ir kartais elgiasi labai naiviai, netgi būdami suaugę arba užimdami kokį nors rimtą postą. Labai gaila, kad nebuvo galima filmuoti parodos, kurią mes aplankėm prieš šį pikniką. Ten buvo dovanų padovanotų didiesiams Šiaurės Korėjos lyderiams kitų pasaulio lyderių ekspozicija. Tai buvo ypatingas beskonybės ir tuštybės rinkinys, bet, apie tai aš galbūt kada nors aprašysiu savo memuaruose. O štai Martinsonas gauna prizą. Ir tai buvo vienintelis prizas, kurį mes gavome šiame festivalyje. Первый приз. О! Лучший режиссер, да? Grįždami į Pchenjaną galėjome matyti žmonės, plaunančius auksą upėje, skurdžią Šiaurės Korėjos gamtą. Ir taip pat galėjome matyti, kaip autobusų virtinė, mūsų autobusų virtinė važiuoja tiesiai plačios betoninės autostrados viduriu. Mat, daugiau automobilių tame kelyje nebuvo. Į YouTube noriu įdėti šitą filmą. Pažiūrėk, labai gražus. Pažiūrėk. Va tiek. Be didelių komentarų norėčiau, kad pasižiūrėtumėt šiek tiek ištraukėlių iš koncerto, kurį mes pažiūrėjom Vaikų kūrybos rūmuose. Paprastai pagal vaikus gali spręsti apie tautos potencialą. Vėlgi atmetus visus idėjinius, politinius dalykus. Tiesiog pažiūrėkite, kaip šitie vaikai groja.
neteko matyti tokių gabių vaikų niekur, praktiškai niekada. Tačiau šiek tiek liūdna pasidaro po koncerto suvokiant, kad kai jie užaugs šitoje šalyje, tokioje, kokia jinai yra dabar, jų talentų vietos praktiškai nėra. Festivalio uždarimas vyko dideliame kino teatre. Viskas vyko labai greitai. Prizai buvo išdalinti per 10 ar per 15 minučių. Vienas po kito ėjo paskelbti nominantai. Niekam nebuvo leista sakyti padėkos kalbų. Nei minutei neapleido jausmas, kad prizai buvo jau aiškus pačioje festivalio pradžioje, nes pagrindinį prizą laimėjo kiniečių filmas apie karą. Karą, kuris vyksta Šiaurės Korėjai, kur yra kovojama su amerikonais, kur socializmas klesti prieš imperializmą. Viskas priminė senus gerus tarybinius laikus. Po uždarimo ir filmo nugalėtojo parodymo vyko banketas. Mes sėdėjome prie vieno stalo su ganėtinai baugiai atrodančiais kultūros darbuotojais, kaip juos mums pristatė mūsų gidė. Prie atskiro stalo sėdėjo Šiaurės Korėjos kultūros ministras, kuriam atėjus pobūvis prasidėjo, visi pradėjo valgyti ir kada jisai baigė valgyti ir atsistojo nuo stalo, tada visi pakilo nuo stalų ir nesvarbu, arba baigė valgyti ar ne, tarytum susitarę, visi išėjo iš salės. Taip festivalis ir pasibaigė. Šeštadienio rytas, mes paliekam Pchenjaną. Paskutinis žvilgsnis į miestą, kuris paliko išties neišdildomą įspūdį. Visi pojūčiai, kuriuos išgyveni, lankydamas į Šiaurės Korėją, yra unikalūs turbūt jau vien dėl to, kad nėra kitos tokios šalies. Kitos tokios šalies, kurią galėtum pavadinti veikiančių Grūto parku, paskutiniu komunizmo bastionu. Būnant ten, kelis kart aplankė mintis apie tai, kad galbūt tokios vietos kaip tik turėtų būti saugomos ir rodomos tiem žmonėm, kurie vis dar serga nostalgija Markso, Engelso ir Lenino idėjoms. Visiems tiems, kurie mano, kad tarybiniai laikai tai buvo patys geriausi laikai. Nepaisant viso to, aš turiu tokį jausmą ir tokią viltį, kad vieną dieną abi Korėjos susijungs ir taps viena didelė žydinčia šalimi. Aišku, tada, kai Šiaurės Korėjos gyventojai išsiseks tuos raudonus ženkliukus iš savo atlapų.